Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja. Kaip matote dabar ne ant vandens, šalia čiurlena nuostabaus grožio upelis ir daug iš tikrųjų klausimų sulaukiu apie mano naudojamus įrankius, apie rites, apie pavadėlius, apie masalus ir taip toliau, žodžiu, apie viską tą, ką aš naudoju. Tai šį kartą pakalbėsiu apie rites. Jos atsidūrė ne per seniausiai iš tikrųjų mano rankose. Tai amerikiečių kompanijos 13 Fishing kastinginės ritės. Prieš tai gaudžiau ganėtinai nemažai su kitos kompanijos rite, tačiau kodėl aš jas pasirinkau ir įsigijau. Pagaudžiau daug Švedijoje. Kada buvo tas Predator Tour varžybos, tai realiai atkreipiau dėmesį, pakalbėjau su tais žmonėmis, kurie tikrai daug gaudo castingų, kurie tikrai jau atsirinkę gerus ir tvirtus įrankius, tom vadinamom didelėm, sunkiom gumom ir ne tik didelėm, tarkim, ir starkius galima puikiai gaudyti, jie taip ir daro. Visgi ir aš kuo toliau, tuo linkstu labiau link castingo. Tai nesu aš čia kažkoks tai labai daug metų atgaudęs tų būdų, kažkada labai senai buvau truputėlį pradėjęs juo gaudyti, bet dabar, va, tarkim, 2 metai, kaip ir gaudome tą pelaginę žuvį arba mėtome vėlyvą rudenį tas gumas. Na, tikrai aš galvoju, kad castingas tiek gaudant pelaginę žuvį, tiek mėtant tuos didelius masalus yra tikrai geriau ir produktyviau. Kodėl? Na, visgi, kada gaudai pelaginę, tas metimas daug tikslesnis, vėjas nepadaro valo lanko ir šiaip viskas yra daug lengviau ir smagiau. Tai 13 Fishing. Visgi praktiškai visi, su daug žmonių kalbėjau, praktiškai visi gaudė ir gaudo jau ganėtinai senai. Tas mano pats bičiulis Dariukas, komandos draugas, taip pat su 13 Fishing. Aš irgi pagaudžiau su jo tą ritelę, užsidėjau tiesiog ant savo meškerės, užsidėjau tą ritę, nu žiauriai patiko. Tai dabar turiu aš jas 2. 13 Fishing Concept. 209 gramai viso labo ta ritelė, nu tai tikrai ganėtinai lengva. Jinai bus truputėlį ant mano tokios lengvesnės meškerytės, o kita jau galinga. Taip pat 13 Fishing Conceptas, trejetas, čia ta mažesnė dvejetukas, ta trejetukas. Čia jau bus tikrai galingoms gumoms. Tarkim, ten kaip ir guma sveria, kaip pavyzdys, 100 gramų, dedi dar apie 60, net kartais reikia 80 gramų kabint svorį. Tai va su šita varite, tarp kitko, gaudžiau varžybų metu Norvegijoje, su šita va truputėlį, ne Norvegijoje, atsiprašau, Švedijoje, tai nu tikrai yra kažkas tai tokio. Lengvai metasi ten kažkokių barzdų, dar kažko problemų, dėl to tikrai nebuvo. Aišku, reikia ją susireguliuoti pagal tai, ką mėtai, bet tikrai jeigu truputėlį dar prisibijote, ar ten nebus tų vadinamų barzdų, dar kažko, žinokit, tikrai nereikia to bijoti. Aš irgi ilgą laiką dvejojau, ar man tikrai to reikia, bet daugiau pagaudžius tikrai supranti, kad tai yra tas dalykas, kur
reikia tikslumo, greičio, dar kažko pravedimo, to tokio lėtesnio, greitesnio, nu tikrai žymiai lengviau galima tai atlikti su ta vadinama kastinginė rite ir šios ritės man paliko tikrai gerą įspūdį, taip kad grįžęs į gimtinę, nedelsiant aš jas užsisakiau. Taigi visos ateinančios žvejybos, kas liečia spinningą tokį drūtesnį, kaip dzūkai sako, bus tikrai su šiomis ritėmis. Ir jeigu visada sakau, kai pabandysiu, tada galėsiu kažką daugiau papasakoti, tai tikrai šį kartą aš jau jas esu išbandęs ir viskas su jomis tikrai gerai. Taigi tiek apie rites, bičiuliai, ateinantis turbūt net ne vienas sezonas bus jos mano pašonėje visada ir ačiū, kad prenumeruojate, ačiū, kad sekate ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas Žvalai. Iki.